Sveiki vaikai, šiandienos tema dalijame iš 4. Tema tikrai labai nesudėtinga. Pagrindinis dalykas, kokie skaičiai dalinasi iš 4. Gerai, pirmiausia, visi tie, kurios sudėjus 4 plus 4 plus 4 ir taip toliau, visi tie skaičiai dalinsis iš 4. Tai yra 4 dalinasi, 8 dalinasi, 12, 16 ir taip toliau. Pagrindinis skaičius, į kurį reikia orientuotis, yra 100. Kodėl 100? 100 irgi dalinasi iš 4 labai gražiai. Ir 1000 dalinasi taip pat ir 10 000. Kodėl mums reikia žinoti, kad tokie apvalūs skaičiai kaip 100, 1000 ir 10 000 dalinasi? Todėl, kad likusia dalis mums bus įdomesnė negu pati ta pagrindinė dalis. Tarkim, 128. Aš žinau, kad 100 dalinasi, o 28 man reikia kaip ir išsiaiškinti, ar dalinsis ar ne. Aišku, kartu, jeigu atskirai 100 ir 28 dalinasi iš 4, tai ir kartu jie dalinsis, ne, jeigu juos sudėsim į vieną krūvą. Tai yra, jeigu turėsim 128. Tai dabar kaip nustatyti, ar 128 dalinasi ar ne? Imame paskutinius 2 skaitmenis, nesvarbu, ar tai bus 3-ženklis skaičius, ar 4-ženklis, ar 5-ženklis, jeigu tai būtų ir va toks skaičius, ne, 1028, arba 10 028, nesvarbu, imam tiesiog paskutinius 2 skaitmenis ir iš daugybos lentelės žinome, ar šitas skaičius dalinsis iš 4 ar ne. Tai žinome iš daugybos lentelės, kad 28 dalinasi iš 4, tai bus 7. Sutinkat? Tai dabar, jeigu 28 dalinasi iš 4 ir 100 dalinasi iš 4, reiškia ir visas skaičius dalinasi iš 4. Ir šiuo atveju aš žinau, kad 100 iš 4 tai bus 25, o 28 iš 4 padalinus aš gausiu 7. Tuos 2 sudėjus aš gaunu 32. Taigi atsakymas 32. Jeigu aš noriu, tarkim, tą patį 1028 padalinti iš 4, lygiai taip pat galiu, taip, aš padalinsiu jį į 1000 ir 28 ir padalinsiu 1000 iš 4, gausiu 250, kaip ir 100 yra 25, taip ir 1000, 250, o čia iš 4 padalinės gausiu 7. Tai kartu sudėjus atsakymą gausiu 257. Tai gerai, bet kokį kitą skaičių paimam, kuris turi skirtingus skaitmenis, didelį kokį nors, nežinau, va tokį skaičių parašysiu, va tokį skaičių parašysiu. Klausimas, ar jis dalinasi iš 4? Imame paskutinius 2 skaitmenis ir bandome padalinti iš 4. Ar 82 dalinasi iš 4? Nu ne. Gaunasi 20,5. Tai yra, man nesigauna sveikas skaičius. Tai jeigu aš negaunu sveiko skaičiaus, tai tada ir visas skaitmuo nesidalins lygiai be liekanos iš 4. Ar aišku? Panašu? Gerai, dar kartą paimu kokį nors mažesnį skaičiuką, tarkim 376 dalinu iš 4. Klausimas, ar galiu padalinti jį iš 4 ar ne? Imu 2 paskutinius 76 ir paskaičiuoju, kiek tai bus, ar bus su liekana, ar bus be liekanos. Tai aš žinau, kad 76 iš 4 tai yra 19. Ne? 19. Be liekanos? Be liekanos. Reiškia, mano atsakymas bus, kad dalinasi. Man nereikia atsakymo, kiek tai bus. Mano tikslas sužinoti, ar pasidalins iš 4. Ar aišku? Tikslas sužinoti, ar dalinasi, o ne paskaičiuoti, kiek tai bus. Ar aišku? Gerai, ar turim dar klausimų? Jeigu ne? Ne. Tada viskas, ačiū.